Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Naujokas ir šiandien vėlgi žaidžiame privačiame Velgame serveryje. Ir šiam epizodui esu pasiruošęs ieškoti arklių. Turime Vito, vieną saddle, gal reikės pasimti daugiau ir truputį slid, kad galėtume kažką, gal ne arklius, bet gyvūnus ar kažką tokio parsivesti. Bet šiek tiek aprodysiu, kas pasikeitė po praeito epizodo. Tai būtų minimapas, neblogas dalykas, turime jau kelis waypointus. Pasikeitė texture packas, Faithful, visai toks nieko, pagražintas grafikas, viską. Žaisim dabar tikriausiai ant šio. Ir labiausiai pasikeitė mano cave'as. Jis labai pasikeitė po praeito epizodo. Taigi galiu šiek tiek aprodyti. Čia nusileidimas nebe senas, nebe reilais, o gražiais laiptais, stone brickas ir dark oak woodas. Čia mediena irgi. Enchantment kambariukas mažas, ne erdvus. Čia dar niekas nepasikeitė. Čia lovos tos pačios. Čia nusileidimas į mainus. Čia va, taigi buvo mūsų fermos. Dabar tiesiog šiaip toks praėjimas. Gal darysime visas pajėstes nuėjimus. Čia padarėme labai didelės fermas. Vytų ferma labai didelė. Reikės tik apgražinti. Ir bulvių ferma, mes labiausiai jas valgom. Dabar aišku valgau vištieną. Bet šiaip aš dažniausiai valgau bulves ir batoną. Dar tie javais yra skirti brydinti, dauginti gyvūnus. Po to labai pasikeitė čia strūmas. Jis labai pasikeitė. Čia nieko dar kol kas nekeičiau. Tvoriniai tų krosnių. Čia viską surašiavau nebe item frame'ais, o parašiau ant ženklų. Daugiau vietos dabar yra. Čia matote waypointas. Namai žalias. Galiu parodyti, ką turime rankenybės. Turime žiauriai daug irono, goldo, redstone labai daug. Lapis lazuli irgi labai daug. Deimantų, tiesą sakant, irgi daug. Ir visokie kitokie čia šlamštas. Kasgi čia per kambarys? O čia yra mūsų eliksyrų kambariukas. Galiu aprodyti, ko turime. Speed eliksirai, gal reikės pakeisti greičio eliksirai. Turime šiek tiek. Nuo ugnies, atsparumas ugniai. Šiek tiek irgi turime. Naktinio matymo. Labai daug turime. Ir sveikatos pagydymo šiek tiek turime. Turime labai daug, nežinau kaip jie lietuviškai, bet sakysiu angliškai brewing standų. Nes buvome farmintis blaze roadų, ugnies pagaliukų gal kažkaip. Ir kągi, tiek kiek pasikeitė po praeito epizodą. Ir šiam epizodui eisime ieškoti arklių, nes pagalvojau, kodėlgi ne. Pasimkime greičio eliksyrų, 8 minučių ir antro lygio. Ir kągi, susitiksime, kai kažką rasiu. Na kągi, radome arklių. Ne, iš tikrųjų radome arklių. O dar nebuvo ant jo atsėdęs, nieko nepašėriau, neprisijaukinau nieko. Sorry, arkliuk, sėdam ant jo. Wow, kiek jisai daug gyvybių turi. Pašerkim tave. Pašerkim. Užteks, gal dabar jau nori būti. Iš kart norėjo būti išvedinėdamas. Pažiūrim, ar jisai greitas. Wow, va čia tai arkliukas. Iš pirmo karto. Gerą arklį pasiėmėm. Eik, tu sakus arklys greitas ir šoklus. Wow. O, villages. Aplankom. Čia kažko tai nerendrina. Žiūrėkime ten. Bet tai kai greitumo arklys. Čia, aišku, viskas bus išvokta. Plauk, F3H. F3F, F3A, F3B. Va, perkrovėm čenkus. Wow, va čia tai arkliukas. Neblogas. Dabar galbūt paieškokim. Ojoj, arkliuk. Sargiai.
kažkokiam karvių. Karvių būtų visai nieko, nes oda ir maistas, viskas. Bet jaučiu, čia mes kur nors arti nerasim, tai... Ir šiaip, pagalvojau, pradėsiu naujas serijas. Ir... tos serijos būtų galbūt serverių apžvalgos, tai... karvės! Bet nenukrypim nuo temos. Serverio apžvalgos. Nu, žinot, ten kaip, pavyzdžiui, Jagas kuria map apžvalgos, žemėlapių apžvalgos ir kažkas tokio. Tai aš galvoju sukurti serverio apžvalgos. Jūs man, pavyzdžiui, rašytumėte į komentarus serverius, aš juos aplankyčiau, apžiūrėčiau, o jūs komentaruose balsuotumėt. Ir galbūt jau galėtumėt pradėti rašyti komentarus serverius, kokius man kitam epizode reiktų aplankyti. Būčiau labai dėkingas. Ir gal nuo jo nusėskim, parsivesim jį. Nes paskui nutrūks ir karvės, viskas. Parsiveskim jūs, kiek namų... toli, labai. Jie nesimato. Gerai, einam. O, dar šitą galim prigriebti. Taigi, aš 3 karvės ir mano nuostabusis arkliukas. Šį epizodą atsisveikinam. Susitiksime kitame epizode. Galbūt tai bus jau serverio apžvalgas. Tai like, subscribe ir komentuojam. Ciao!